Po Rusijos invazijos Ukraina sulaukė karinės paramos iš daugelio tarptautinių sąjungininkų. Reaguodama į šią paramą, Rusijos valstybinė žiniasklaida skleidžia dezinformaciją, teigdama, kad ši karinė pagalba наудояма не pagal paskirtį arba yra vagiama. Новое доказательство: оружие, поставляемое Западом Украине, оказывается на черном рынке. В Даркнете, теневом интернете, где совершаются преступные сделки, появились объявления о продаже американских дронов Kamikadze Switchblade 300. Teigiama, kad Ukrainai dovanojami vakarų ginklai nepasiekia fronto linijos. Pažvelkime į faktus. Nėra jokių įrodymų, kad Ukrainoje vykdomos didelio masto ginklų vagystės. Šis dezinformacinis naratyvas yra aiškus Rusijos bandymas pakirsti tarptautinę paramą Ukrainai, vaizduojant ją kaip korumpuotą ir kurstant baimę dėl galimos grėsmės tarptautiniam saugumui. JAV Kyjive jau turi pareigūnų, kurie stebi, kaip naudojama karinė pagalba ir nėra jokių didelio masto vagysčių įrodymų.